Sveiki atvykę į Baltics Gaming Expo ir Comic-Cono 3 dieną. Man sakė, aš per kem sekundžių nukrisiu. Man atrodo, nifiga. Žodžiu, atvarykit. Ramiai! Ramiai! Boom! Nusileido, man atrodo, ne? Esam prie Samsung stendo, kur kaip tik dabar vyksta Brawl Stars turnyras ir bandysim žiūrėti, ką čia žmonės veikia ir kaip kovoja. Žaidėjams ir labai gera. Competitive game'as. Aš mačiau, kad ten Hebra sėdi, prakaituoja visi. Tai mano komandos draugas 5 metai patirties. Aš prieš 2 savaitės sužinojau, kad šitas game'as egzistuoja. Bet čia mobilus žaidimas, beje, aš kiek žinau, ne? Ant kompo jo žaisti negali. Ne, tik tai mobiliako ir Hebra juda. Tai va, tai stebėkite, jeigu ką dar nematėte, tai pasižiūrėkite, yra visi įrašai, viskas. Taip. Vienas pagrindinis klausimas, po kurio gausi prizą. Geriausio Songoko draugo vardas. Mažiukas. Ai, Krilinas. Taip, Bravo. Blego. Juodas Gokas, viską. Mes turim dar tau vieną klausimą. Per 3 sekundės turi pasakyti. Goko geriausio draugo vardą. Krilinas. Taip, teisingai. Pamastyk, pagalvok šitą, davai. Tau atiteko. Ir mes turim Goku. Sugavo. Aš mačiau labiausiai laikė. Labiausiai nenorėjau atiduoti, bet matai, jį pajauti. Geriausias Songoko draugas. Krilinas. Taip, yes. Prašau, ką mes turim? Kažkoks tai... Aš tai šito veikėjo net nežinau, jo. Okay. Kodėl kompiuterio prievadų nuskaitimas, angliškai port scanning, gali būti kibernetinės atakos priežastis? Nes gali būti į flešą įrašytas virusas. Aš paskaitysiu atsakymų variantą. Gerai. Ai, sorry, aš jį pasakysiu. Kibernetinė ataka. Nu tai gerai, Teisingai. Šalia manęs yra komandos Team Liquid nariai, su jais truputėlį pabendrausim apie Counter-Strike dalykus. So first of all, guys, how are you? How was the Comic-Con, the first day? Good. Yeah, it's very fun. Honestly, I wasn't expecting it to be this big, but you have everything. It's really nice. Yeah. What's your impressions? Very good so far. We checked out the esports arena. What do you call the esports? Baltic Gaming Expo, yeah. 3 steps I should take to become a member of Team Liquid. Do you want to be a pro player or do you want to be in the business side of things? Maybe different answers. That's actually a good question. I want answers for both. Okay, I can give you the business side. I think you have to know how the industry works. So kind of, what players are there, what do they do? And by players, I mean like tournament organizers, game developers, esport teams. Yeah. Then you have to have some experience in, how does business work? How do I bring this topic to other companies? Yeah. And then a bit of luck, okay. I think. I'm 28 years old. Am I already too old? Yeah, you're too old. Okay, but for people who are... Go back 10 years, spend 10 hours a day for the next 4 years playing. One question we actually were asking about at Baltics Gaming Expo, all the Counter-Strike players, which weapon do they prefer? Is it an M4 or is it an AK? Apparently you also play Counter-Strike, so you can answer this as well. My favorite, Silence M4, I think, out of those two, yeah. Silence M4. That is also mine. That's what I use. Me too. I don't know, Me too, yeah. Feels like more... If these guys are saying Silence M4, I'm down. Mes esame Baltics Gaming Expo čia, kur yra didžiulis Lithuanian Fighting Game Community. Ką čia susirinkę žmonės žaidžia, kokius žaidimus ir kokia yra visa esmė šito viso turnyro? Turnyro tai esmė yra kaip ir visose laimėti, bet mūsų susirinkimas ir mūsų bendryje nėra būtinai kaip e-sportai. Pas mus yra pirmenybė, yra community, bendryje. Visi susirinkam, praleidžiam smagiai laiką. Ko pasiekai išmokstam gerai kovoti, nes pastoviai ten ateina koks nors naujokas, nieko nežino, kur aš jau mygtukus spausti. Mes sakom, viskas gerai. O ten yra mėsmalė, iš jos išlipsi geresnis žmogus. Čia kaip Fight Clubas gaunasi. Tai visiškai. Kiek valandų reikia praleisti, kad laimėti tokius turnyrus, kuriuos jūs organizuojate? Laimėti? Jo, jeigu nori jau žinai, iki galo. Taip iki galo. Tai mūsų top 3 tai turi apie 2000 valandų vienam žaidimui, bet mes žaidžiam ne vieną žaidimą. Taip. Su manimi dabar ir Edgaru stovi Simonas Ruokis, žmogus, kuris žino apie Counter-Strike visko. Tai yra Counter-Strike maestras. Simonai, kas įvyko šiandieną pas mus čia šitame renginėje susijusio su Counteriu? Tai vyko Comic-Con Baltics turnyro finalai ir žaidė 2 lietuvių komandas. Iš tikrųjų pateko į grandiozinį finalą, nors atrankos buvo skirtos visiems norintiems dalyvauti, kurie tik tai galėjo atvykti čia.
Tai žaidė dvi lietuvių komandos, Granny's Knockers ir Easy Forens. Gaila, bet Easy Forens negalėjo žaisti savo pilna sudėtim, tai pakeitė 2 žaidėjus prieš pat šitą finalinį etapą. Tai Granny's Knockers tiesiog visiškai stipriai įveikė juos. MK ar Kalašas? MK ar Kalašas, 100%. Bet žinok, visi sako MK. Visi sako MK. Kodėl? Kodėl Kalašas? Nes vienas šūvis į galvą. Yes. Tai gerai, o aš dabar dar vieną klausimą apie žaidimą. Geriausias mapas? Inferno. Kodėl? Inferno yra žinoma. Nes vištas gali pjausti. Dėl to? Ir dabar vištos gali sukti ne tik į dešinę, bet ir į kairę pusę. Naujausias patchas, tarp kitko. Bičiuliai, mes turim šalia savęs Trackmanijos turnyro nugalėtoją Stufs from Holland. Stufs, how are you feeling? I feel great. I didn't expect this at all, so I'm very, very happy. What were the biggest challenges here in this match, do you think? I think I was just all the close rounds. It was really insane. The match level was so high, so yeah, it was so tough to win all the rounds and like get first. Yeah. Stufs, there's one question that I always had in my mind. How many hours a day do you have to play this game to be as good as you were during this tournament? You have to play so much. I think I have played like 3,000 hours, if not more. So there's so much preparation and time that goes into it. So yeah, a lot of dedication. Tai va, tai draugai, mes užbaigėme jau šį didelį savaitgalį čia Baltics Gaming Expo ir Comic-Con'e. Nu, galiu pasakyti, įspūdingas renginys, daug gamerių, daug žaidimų, daug emocijų, technikos. Secret Labui ačiū už kėdės, ačiū dėl už kompus. Jo, tai čia visi žaidėjai galėjo žaisti su šitais kompais, kurie tikrai yra žvėriukai, bet esminis dalykas, o gero, ką galim pasakyti su Edgaru, Chebra, ačiū, kad atvykot. Ir labai svarbu pabrėžti, kad šis renginys tikrai yra ne paskutinis ir mes lauksime jūsų. Kitais metais, gegužės 23-25 dienomis, vėl Baltics Gaming Expo ir labai tikimės, kad jūs irgi tenai būsit, nes mes su Roku tikrai būsim. Yes. Iki pasimatymo. Bye bye.